Prieš 3 metų išgyvenau skyrybas ir neturėjau nei fizinių, nei psichologinių jėgų dirbti. Išgyventi vis tiek reikėjo, bet jau iki to momento buvau stipriai pradėjusi keisti požiūrį į pinigus, į pinigų energiją, į pinigų uždirbimą, į savo vertę. Ir ypatingai tuo laikotarpiu, atrodo, tos aplinkybės testavo mano tikėjimą ir pasitikėjimą. Ir vien dėl to tvirto požiūrio, nepaisant aplinkybių, vyko ne viena sinchronizacija. Tai noriu pasidalinti viena trumpa istorija, kuri labai įsiminė, kad, žodžiu, vieną dieną aš tiesiog jaučiau didžiulę įtampą dėl visos susikloščiusios mano situacijos. Ir išsiunčiau tokią žinutę į visatą, sakau, visata, viskas, pervesk man į mano kortelę pinigų. Ir primenu, tuo laikotarpiu aš nedirbu ir tik galvoju apie savo veiklos pradžią. Ir sekantį rytą, paleidus šitą prašymą, šitą norą, tuo pačiu viduj laikant tvirtą žinojimą, kad manim privalo pasirūpinti, kad aš esu verta vien todėl, kad esu, sekantį rytą aš gaunu iš vienos giminaitės žinutę, net ne labas, net ne kaip tau sekasi, bet tiesiog parašyk man savo banko sąskaitą, nes aš tau noriu pervesti pinigų. Ir tai yra įrodymas, kaip stipriai mus veikia mūsų vidinė tikėjimo sistema. Bet ta vidinė tikėjimo sistema dažnai įtakoja pasąmoninės programos. Kitą kartą mes net nežinom, kad tos programos egzistuoja. Bet per savo gyvenimą, darbą su žmonėm, iš savo asmeninės patirties pastebėjau tam tikras pasikartojančias tendencijas. Pagal tai ir sukūriau pinigų srauto hipnozę ir ilgai svajojau sukurti įrankį, kuris būtų prieinamas visiems ir kuris tiesiog masiškai padėtų keisti tuos ribojančius įsitikinimus susijusius su verte, susijusius su pinigais, susijusius su darbu. Ir tai yra praktika, kuri realiai veikia visais lygmenimis, tai tiek dvasiniu, tiek psichologiniu, tiek fiziniu lygmeniu. Ir labai gera matyti, kiek žmonių jau patyrė pokytį. Tai jeigu nori ir tu perrašyti savo santykį su gausa, tai labai kviečiu išbandyti pinigų srauto hipnozę ir nuorodą rasi mano profilyje.